Sveiki. Šį kartą papasakosiu, kaip aš pati prisišaukiau sapną. Sapną, kad galėčiau per sapnus pradirbti, kad nereikėtų man gyvenime daryti tų veiksmų kažkokių tai, kad aš nenoriu, kad leistų man Dievas per vieną naktį pradirbti tai, ką galbūt man būtų reikėję ten 2 mėnesius daryti. Šiuo atveju tai susiję su realiu gyvenimu. Pirmiausia vyko gyvenime įvykiai, po to sapnas ir gyvenime vėl išsiriša viskas. Kaip visą tai vyko? Aš buvau aktorė, jau dabar nebedirbu aktorė. Didžiąją dalį savo gyvenimo aktoriavau ir gavau šokio spektaklyje, bet man pasiūlė paskaityti pjesę, nes norėjo duoti vienas žmogus man pagrindinį vaidmenį. Kada aš skaičiau šitą pjesę buvo holokaustas, apie holokaustą. O man tai yra tabu, man tai yra taip sunku, aš visą savo gyvenimą vengiau tokių visokių filmų, informacijos, dokumentikos, bet ko vengiau, kas yra susijęs su holokaustu. Gal tai yra labai aštru man iš praeitų įsikūnymų, nežinau, bet man tai yra per skauda visą tai. Ir aš paėmiau tą pjesę, galvoju, paskaitysiu, gal iš tikrųjų ten ką nors rasiu, gal ten ne taip baisu yra. Ir vis tik tais mane išmušė šitą mano visus saugiklius, mano širdį. Visa šitą informacija man buvo taip stipru, taip skauda. Ir kai aš galvoju, kad aš tos 2 mėnesius, kol mes statysime spektaklį, turėsiu gyventi tose emocijose, man tai buvo, tiesiog aš galvoju, aš būsiu kalėjime. Aš nenoriu būti kalėjime, Dieve, aš daryk, ką noriu, bet aš šito nenoriu. Ir aš tą patį vakarą parašiau žinutę režisieriai, kad atsiprašau, aš nedalyvausiu, aš negaliu, man yra per sunku. Kai aš tik parašiau žinutę, man prasidėjo toks panikos priepuolis, mane užplūdo toks nerimas ir baimė. Aš sėdau į meditaciją, galvoju, aš pasižiūrėsiu, kas čia vyksta. Meditacijos metu suprantu, kad mano gyvenime ateina kažkoks tai etapas, kurį aš turiu praeiti. Ir šitą etapą mane veda būtent per šitą spektaklį. Per šitą spektaklį išgyvenamas emocijas kažkokias, sunkumus, per analizę viso to ir taip toliau. Tai buvo užtrukę apie 2 mėnesius. Jeigu aš to nepraeisiu, jaučiu, kad aš gyvenime turėsiu patirti kažkokius tai sunkumus, kažkokias problemas, kad vis tiek aš išgyvensiu tuos jausmus. Tai man buvo duota pasirinkti arba spektaklis, arba gyvenime. Man dūšio sunku, aš turiu kolegės, aplinkui visi žmonės yra tokie, kurie irgi mato, jaučia. Ir šiuo atveju aš su draugiam susijungiu ir sakau, game reikalas, padėkit man išsiaiškinti, ir jos iš karto, abidvi sako, netgi 3 sakė, kad būtinai, privalai, skambink, kad tu dalyvausi, daryk taip, kaip reikia ir viskas. Ir aš čia viskas dar nesapnas, primenu, čia yra realybė. Ir aš nesuvokdama kaip kas ką ant tų visų emocijų, rašau vėl aš tai režisieriai, kad gerai, sutinku, sakau, mes tik prasižiūrėkim, kad čia Dievo tema būtų labai svarbi, kad tikėjimo tema ir jinai būtų išaukštinta taip, kaip toje knygoje. Ten per Bibliją viskas ėjo, žmogus išgyveno, prasinešė visur tą Bibliją, nieks niekada nerado jos, ten įdomi iš tikrųjų medžiaga yra, tik tai labai skaudi. Ir aš parašiau tą žinutę ir viskas. Reiškiasi. Ir aš tą vakarą, aš tiesiog girdžiu, kaip mano siela, jinai rauda, jinai verkia, jinai nenori tą kalėjimą, nenori į tas repeticijas, į tą spektaklį. Ir aš eidama miegoti, tiesiog nuėjau anksti miegoti, atsiguliau, dar galvoju, pamedituosiu ir aš tiesiog viduje nieko kito negalėjau sakyti, kaip Dieve, prašau, tu žinai, kad aš per sapnus aš galiu tai padaryti, aš galiu per vieną naktį pradirbti tų 2 mėnesių kalėjimą, kuriame būsiu, sakau, Dieve, aš tau pažadu, aš tau per tus 2 mėnesius padarysiu tokių dalykų, kad bus daug naudingiau, negu aš sėdėsiu šitame spektaklyje. Ir užmigau. Naktį aš sapnuoju. Dabar pasakoju sapną. Naktį aš sapnuoju, kad žiūriu į dangų ir danguje kyla tokie juodi debesis, tokie, kaip būtų sprogusi bomba ir tam kyla vienoje vietoje, antroje, trečioje. Girdžiu sirenas tokias, kaip per karą, galvoju, prasidėjo. Aš sapne suprantu, kad
kad aš dabar man duota proga, reiškiasi, išvalyti kažkokią tai energiją, kažką padaryti sapne, kad, reiškiasi, man nereikėtų paskui tame spektaklyje dalyvauti. Aš atsistojau, reiškiasi, prieš tą dangų, žiūriu, galvoju, o ką man dabar daryti, kažką turėčiau daryti ir nesuprantu ką, ir mano mintys tik tai sako, o kur mano vaikai, kur mano šeima, nes karas prasidėjo, reikia bėgti kažkur kažką daryti. Ir aš nieko nedariau, galvoju, aš bėgu saviškių susirasti. Aš bėgu susirasti saviškių, įeinu į kažkokią tai patalpą ir žiūriu į tą patalpą, iš paskos įvažiuoja sūnus, dukra vežė ant bagažinės ir vyras įeina. Galvoju, na gerai, va dabar galiu. Ir aš išeinu už to namo, atsistoju prieš tą dangų, kuriame ten dar daugėja tų visų debesų. Ašgi nežinau, ką daryti. Aš atsistoju, galvoju, ne mano reikalai. Dabar žinau, kad per mane turi veikti aukščiausiasis. Ir staiga girdžiu iš savo vidaus einančius žodžius. Meilė, harmonija, ramybė. Meilė, harmonija, ramybė. Ir aš taip kartoju ir jaučiu, kaip mano vidus visas nurimsta, aš taip pradedu tirpti ir aš atsibundu. Aš atsibundu eilinį kartą su tokiu šoku, kada širdis va šitai plaka, kada visa energetika va taip nuo to suvokimo. Sapne aš buvau sąmoninga, žinojau, kas vyksta, žinojau, kad tai vyksta todėl, kad buvo mano įvykiai dienos eigoje ir atsibudus iš sapno, aš lygiai taip pat suprantu, kad viskas susiję, toks jausmas, kad aš net nemiegojau per visą tą laiką. Ir aš sėdžiu, aš susiskambinau su draugėm, iš karto sakau, koks sapnas vyko. Sako, tu didžiąją dalį pradirbai. Sakau, jo, pradirbau. Ir staiga, nei iš šio, nei iš to, čia jau realybė, nesapnas. Aš gaunu iš to žmogaus, reiškia režisierius, žinutę. Ir ten parašyta, kad aš pagalvojau ir nusprendžiau, kad pašalinu visiškai tave iš šito projekto, nuimu nuo šito vaidmens, be jokios galimybės į jį sugrįžti. Tiesiog jinai taip griežtai, mes iki tol šiltai draugavom, kaip draugavom, mes šiltai bendravom, ir jis taip griežtai parašė šitą žinutę, nors dar net nebuvo patvirtinta niekas. Ir aš viduj tokie sumišę jausmai, aišku, ašgi žmogus, mane užgavo šitas, mano ego užgavo iš tikrųjų, kaip čia taip nepasakė, nepašnekėjo nieko, ir staiga taip grubiai nuo to viso, bet visumoj aš greitai susizgribau, kad ašgi nevaidinsiu to spektaklio, kad aš nenoriu gyvenimą išgyventi tos jausmus. Ir aš staiga į viršų pirštą ir sakau jiems, bet tai ne aš, radau žinutę, kalbuosi su debesimis, su dangumis, su visais tais, reiškia, savo dieviškąją komandą ir sakau, sakau, aš čia ne prie ko, čia ne mano, aš nieko nebegaliu padaryti, aš esu nuimta nuo to spektaklio, sakau, viskas, aš ką galėjau, per sapną pradirbau. Ir realiai, iš tikrųjų, pasirodo, aš per sapną visą tai pradirbau, nes mane paleido emocijos, paleido baimės, kai susitvarkiau su savo ego, kuris sako, kaip čia su tavim pasiilgini gražiai ten ir taip toliau. Galvoju, aš iš to reikalų mes susitvarkysis ir mane paleido. Viskas, aš pusdienį ir man viskas atsilaisvino. Ir tas įvykis, kuris įvyko, man padarė beprotiškai stiprų gyvenime įspūdį. Ir jisai liko mano viduje tas susijungimas sapno, mano prašymo ir realybės. Aš supratau, kaip mes bendradarbiaujam kartu. Ir kai yra emocinis aktyvumas be galo stiprus gyvenime, mes sapne galim tai pradirbti. Ypatingai tie, kas turite dvejetų savo matrizų, aš iš pagal numerologiją ir 20 arkaną. Imkim 20 arkano, netgi pagrindiniai pozicijoje yra žmonės, kurie gimė 1973 metais. Nes visumoje sudėjus savo gimimo metus galite pasižiūrėti, koks yra jūsų skaičius ir tai yra jūsų per tą programą eina jūsų savirealizacija ir pinigai. Tai šiuo atveju pas mane yra 20 arkanas ir tai reiškia, kad aš iš tikrųjų dirbu su tais sapnais, kad aš galiu sąmoningai paprašyti įvykių, pradirbti įvykius sapne. Daugiau nebuvo gyvenime tokios mobilizacijos emocijų, minčių, norų, kryptingumo, kad galėčiau per sapną šitai pradirbti. Ne, kažkaip sapnus palieku ramybėj. Taip kad tokia patirtis, kuri duoda labai daug jėgos, sąmoningumo, aiškumo gyvenime ir aišku, kryptingumo. Toliau tikėti ir eiti savo keliu. Ko labai ir jums linkiu.